Kodėl tėvo diena nesusilaukia tokio dėmesio kaip mamos diena? Nes tėvai, būtent vyrai, tai kartais pabėga iš šeimos, gana dažnai. Ir dėl to neprižiūri savo vaikų, neaplanko jų, tai dėl to išverčia. Moteris labiau tokios ištikimas ir turi tą instinktą, nuo gimimo. Tai Maždaug tėvai yra blogi, dėl to jie nenusipelnė susilaukti dėmesio. Tėvai vyrai būtent, ne jokie būdas, tikrai. Būtent mano atveju tai tikrai. Man tėvas nesakos. Tai ir kokia išvada būtų? Visko. Negali būti taip, kad dėl vieno vyro, kad jisai buvo blogas, tai nereiškia, kad visi blogi. Tai taip pat dėl moterų. Bet apskritai, kodėl tėvo diena nesulaukia tokio dėmesio kaip mamos diena? Nes mamos diena tai visi ten perka gėlės, žinote, ir panašiai, o tėvo diena gėlių nepirka. Nes vyram pirkti gėlių, ne, kokį pyragą iškepti, mano atveju. Reikėtų pyragą iškepti, vietoj gėlių, taip? Jo, bet kažkodėl taip nieks nedaro. Nieks nedaro? Man atrodo, taip nedaro. Daro, bet sakau, man to, kad daug tėvų tiesiog yra išėję pas tas moteris dėl to. Nes vakar buvo kaip tik tarptautinė vyro diena. Ar kas nors kalbėjo apie tą dieną? Nes aš beveik va, prašau. Bet mano mama iš man nekalbėjo tai. Taip, vakar buvo tarptautinė vyro diena. Nežinojau. Supratau. Kodėl tėvo diena nesusilaukia tokio dėmesio kaip mamos diena? Gal todėl, kad visuomenė yra akcentuojama, kad mama yra svarbesnė už tėtį. Nes, pavyzdžiui, dažniausiai būna, kad tėtis palieka šeimą, kad mamai tenka rūpinti, dėl to yra akcentuojama, kad mama svarbesnė. Tėtis palieka, bet jis 18 metų moka elementus. Tai ne visai palieka. Taip, bet gal jis nebendrauja su tuo vaiku. Gal jam neleidžia mama dažniausiai? Dažniau būna, kad neleidžia. Šitą klausimą tiksliai nežinau, bet būna tokių atvejų tikrai. Vis tiek visuomenėje mama tarp svarbesnė, kaip yra. Ir tiesiog gal nuo senovės, kad mama yra mama. Tai mama yra aukščiau negu vyras. Tai realiai vyriška lytis yra žemiau negu moteriška. Jūs taip manote? Ne, aš manau, kad tėtis tikrai yra svarbus, bet kodėl būtent mama diena yra akcentuojama, tai čia manau, kad čia tiesiog visuomenės požiūris toks yra. Ir reikėtų keisti. Jūs už tai, kad keisti? Taip, nes ir tėtis rūpinasi šeimai, ypač jeigu jie visi kartu gyvena. O žinot, kad vakar buvo tarptautinė vyrų diena? Taip, žinau. Nes daug kas nežinau. Žinau, Feisbuke rašo. Bet kodėl niekas nesveikino? Vadinasi, nesureikšmina. Tai jau visuomenės problema yra. Arba reikia tiesiog gal apie tai šnekėtis. Reikštis, kad vyro diena yra taip pat svarbi. Reikėtų reikštis kam? Moterims ar patiems vyrams už savo teisės? Čia gal ir patiems, bet gal ir moteris turėtų įsteigti didesnį įtaką.